Betson kazino, Betson lažybos, Betson kazino, Betson lažybos, Betson kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namastai kentai, nu ką, įsibėgėjo vasaros sezonas ir mes šiandieną gaunam taškę, kurie turėjome realiai gauti galbūt aplamai tas drive pradžioje prieš 15-10 metų. Bet gaunam tik dabar. BMW E60. Tai nėra konservantas E621, tai yra vienas iš labiausiai ikoniškiausių BMW. Važiuojame! Eskit, kad mašina purvina, čia aš, blėt, išpūrinau ją biškį. Žiūrėkit, tipo, realiai užaugo dabar karta tų brokolinių dalbajobų, kurie fotkina ten senukų mašinas, blėt, sportinės, kurios atvažiuoja į centrą panašiai, su North Face triukytėm, su brokolio šukosenytėm. Jūs esat realiai, dalbajobai, jūs tai suprasit dar ateityje, jums dar reikia laiko tai suprast. Jūs tokių taškų nesuprasit ir jūs galite nahu iškart jums šitą laidą. Šita laida yra skirta seniam, kurie matė visko gyvenime, šilto šalto, bet išgyveno jų daramiai gyvenime. Augimas, stabilumas, šeima, ir viskas zaibys. BMW M5. BMW prasidėjo nuo berods 1984 metų su M5. Išėjo 7 kartos. Čia yra 2005-2010 metų modelis. Kuom jis yra išskirtinis? Išskirtinis jis yra tuom, kad jis turi V10 atmosferinį variklį, kuris yra kaip Fabergé kiaušinis, kaip Patek Philippe laikrodis. Čia ne Rolexas, čia yra tiesiog masterpiece. Mes apie tai vėliau pakalbėsime. Dabar mes kalbame apie automobilio išvaizdą ir ką aš galiu pasakyti, automobilis nekrenta akis. Jeigu aš pasakyčiau, kad jis nekrenta akis, jis pizda kaip krenta, blėt. Geltonas, geltoni moldingai. Tos vagurtelės, kurios turėtų būti vos, tipo, krentančios akis yra geltonas. Lempas geltonas. Šiaip pasakysiu taip, BMW 60 išvaizda yra šiek tiek jau pabodusi, bet šitie geltoni akcentai, blėt, man neužeina, bet padaro automobilį skirtinį. Automobilis yra iš Kalifornijos. Kalifornija, kaip žinot, visi išnioja koksą. Kalifornijoje vieną Lamborghini Urusą perka 4 fiziniai asmenys ir dalinasi į mėnesį kartą, į savaitę įma, važinėja. Kalifornija yra keista šalis. Kalifornijoje yra daug bomžų. Venice Beach, blėt. Venice Beach, Kalifornijoje yra labai daug bomžų. Kitoje Kalifornijos pusėje yra labai daug turtingų žmonių. Keista ta Kalifornija, bet mašina iš ten. Čia biški, blėt, sakau, aš nežinau. Blėt, būtų šitą M5 paprastai, jinai gal nebūtų taip išskirtinė. Bet būtent filmavimai jinai tinka. Geltona nosis padaryta, geltonas gortelis, blėt. Nežinau, man keista, atvirai pasakysiu, bet kartu ir zaibys. Tinka TikTokui. Stabdžių suportai, pažiūrėkit kokie, blėt. Geltonė, blėt. Šita taškė, jinai yra keista. Keista yra tuom, kad čia ir yra tikroji BMW M dvasia. Čia pradžiai sugalvojo paimti Formulės 1 technologijas panaudot V10 variklį. Nes buvo BMW Williams komanda, vėliau jinai persivadino BMW Sauber ir 2005 metais Formulės 1 komanda užsidarė ir išėjo šitas automobilis. Ir buvo Formulės 1 technologų paprašyta įdėti visas įmanomas technologijas, tipo iš Formulės 1 į šitą variklį. Tai padarė droselinės sklendės, titaniniai vožtuvai, blėt, visas geriausias, kurčiausias medžiagos. Variklis yra žiauriai jautrus, jį reikia pastoviai reguliuoti, blėt. Jis pastoviai gali turėti kažkokių problemų. Jeigu jūs dabar galvojate, kad galite įsigyti taškę tiesiog, blėt, už 8000 eurų sėkmės, aš galiu jūs paprotinti, kad vien variklio remontas be darbo gali 8000 kainuoti. Čia jeigu variklis veikiantis dar yra. Kita problema yra SMG greičių dėžė. Tai yra kaip manualinė greičių dėžė, paprasta, bet paprastas automatas SMG. Ir ten yra solenoidai. Vienas solenoidas kainuoja 2500 eurų. Solenoidų yra 7. Naudotų nerasit. Kiniški netinka. Originalių dalių parduotuviai BMW jums gali juos parduoti, bet 2500 eurų. Paskaičiuokite, kiek tai kainuoja. Čia yra pizda. Čia reikia būti arba labai mylinčių šitą automobilį žmogų,
pinigų ir turėti daug šaibų, arba būti labai gerų mechanikų, nes, čia pizda yra, ta prasme. Atrodo, zaibys, V10, Porsche Carrera GT, Lexus LFA, BMW M5 su V10 šito varikliu. 3 legendiniai automobiliai turintis nuostabiausią variklio garsą. Aišku, šitam būtent automobilį biški garsas yra prislapintas. Nes kam erzint teisėsaugos organus, kad pastovi stabdytų. Jie ir taip stabdo, pažiūrėkit, jūs jinai geltona. Jinai tiesiog geltona. jinai keista, blėt. Jinai keista, Čia važiuoja greičio dėžė savo, variklis savo, galiniai ratai savo, vietos nichuja nėra, vietos čia kaip trojkė, blėt, aš galiu drąsiai pasakyti, čia vietos nėra. Aš jau pamiršau, kad BMW anksčiau labai maži buvo. Vienintelis, dalykas, kuris įskiria šitą automobilį, išskiriu šitas geltonus juostas. Čia tiesiog neįmanoma nepamatyti šitą. Šitas karboninis spoileris, aš žinau, jūsų komentarai bus žiaurus. Jūs esate žiaurus žmonės, žinot, blėt, jūs kai kuriais komentarais, jūs esate žiaurus žmonės, jūs, blėt, jūs baisiai komentuojate, baisiai bandot žemint žmonės, bet žinokit, jeigu nebūtų išskirčių, jei nebūtų žmonių, kurie daryti kitaip, pasaulis būtų, blėt, aš nežinau, kaip pilka Škoda Octavia. BMW išskirtinumas, 4 duslintuvai pagrinde. 4 duslintuvai, daugiau čia nėra jokio išskirtinumo. Salonas čia yra išskirtinesnis negu išorinė išvaizda. Aišku, ir apie BMW vairuotojas galima šiek tiek čia būtų pakalbėti. Yra žmonių, kurie dar užstrigę ten, blėt, 90-uose važinėja su tais BMW bandytina, bet tai jau realiai praėjęs reliktas yra. Žmonės dabar ant Mersų pereina, ant Porsche. Ir šiaip visi BMW vairuotojai dažniausiai mąsto, kad jie yra beveik Formulė 1 lenktynininkai, tik su prastesnė, pigesnė šukuosena. Esmė tokia, jeigu nori turėti M5 arba turi turėti labai gerą draugą mechaniką, nes tu dažniausiai savo draugų jau nebematysi, tikrų draugų, tu važinėsi pas mechanikus. Čia labai yra daug kam sugest. Ją reikia tiesiog prižiūrėti. Čia turi būti jūsų, nežinau, 3 automobilis, ne 2, o 3 automobilis, kuris vis laik prižiūrimas, stovi garaže. Kaip jau minėjau, dalių nėra, dalis kiniškos, hujovas, netinka, o jeigu dalis yra, jos originalios ir labai brangios, žiauriai brangios. Turėkit omeny, kad veikiančiam stovėje tačkė maždaug turėtų kainuoti detalių kainomis 25-30 tūkstančių eurų. Jeigu jau pigiau perkat katę maiše. Beje, šita tačka turi virš 400 tūkstančių kilometrų rydą, blėt. 400 tūkstančių, dar originalus variklis. Tai buvo biškai perinktas, dėšių dėžė buvo perinkta, solenoidas buvo parėjęs, bet jinai toliau važiuoja, jinai dar važiuoja. 400 tūkstančių rida, blėt. Šiuolaikinės mašinos jau nesugeba su normaliu netuninguotu varikliu tik pravažiuoti. Čia daugiau nėra apie ką kalbėti, blėt, tai reikia kapotą atidaryti. Čia vienintelis dalykas, dėl ko šitą tačką perka, kad būkim atviri, Porsche Carrera GT, čia yra neįperkama. Jinai buvo pradžioj neįperkama tik elitui, dabar jinai yra vėlgi neįperkama. LFA, Lexus, Yamaha dizaineriai tuningavo garsą, tie kur Jonikas Yamahas kūrė, blėt, irgi kolinė taškė, bet nekainuoja nerealiai daug. O šitą automobilį tu dar gali įsigyti. Dėl to, aš manau, tai yra, kaip minimum ateities klasika. Pažiūrėkit, koks salonas, individual, oda, medis, ryžas. Gražiai atrodo, išskyrus tas geltonas juostas, bet čia skonio reikalas. Vairas biškai perdarytas, apsiūtas, bet viduje Alcantara, SMG greičių dėžė, nėra per daug nereikalingų ekranų. Viskas taip, kaip išrašė daktaras M vairuotojam. Pažiūrim variklį. Suprantat, dėl ko jau šiek tiek yra netgi pabodus automobilinė tema, jau nėra to fan faktorius, visi automobiliai tapo labai vienodi, visi jau visureigiai vienodi, minkšti, greiti, visi nori tik visureigių, gamintojai suprato, kad iš viso, blėt, jau net neverta kažko ypatingo kurti, žmonėms reikia planšečių, dabar žmonėms jau planšečių nereikia, nes suprato, kad per daug jų. Mes, blėt, užmiršom, kad esmė yra geras variklis ir gera greičių dėžė. Gera greičių dėžė gamina ZF, o gerus variklius turi automobilio gamintojas gaminti, bet jie jau to net nedaro. Pasižiūrime, kaip anksčiau gamino variklius taip, kaip reikia. Jo didenybė V10 variklis. Šlovė tavo kūrėjai. BMW, aišku, nėra tokie egoistai kaip Mercedes, nekabina lentelių, kas rankiniu būdu kas šitos variklius surinko, bet, blėt, žiūrėkit, atėmus šitą visą geltoną padažymą, čia jo tipo originaliai neturėtų būti, bet žmogus labai mėgsta geltoną. Pozityvus žmogus gal, nes spalvų psichologija byloja, jeigu mėgsti geltoną, tai esi pozityvus žmogus. Vienas iš keistesnių faktų, Elonas Muskas patį pirmą automobilį turėjo BMW huligankę 320 huligankę, o vėliau jis įsigijo BMW E60 Haman tuningo E60. Jis turėjo tokį BMW Haman, vėliau, kaip supratau, jis su Teslom pradėjo važinėti. Karočią, kol jis turėjo BMW, jis nebuvo išpratėjęs, galimai. Bet kaip jau nevairavo BMW, tai galimai yra konspiracijos teorija, kad jis išpratėjo. Kad BMW yra gyvybiškai reikalingas automobilis bachūram. Mūsų šiandien laidos rėmėjas yra Hado ir tai yra vienas iš mano mėgstamiausių produktų skirtas gumai ir plastikam, blizginti, jo nereikia poliruoti. Kiekvieną kartą, kaip išvalau automobilį, papurškiu padangas,
padangos atrodo kaip naujas, papurškiu taipogi plastiką, tai tiesiog yra nuostabus produktas, aš jį labai rekomenduoju. Taipogi Hado turi produktus tekstiliam, Hado turi produktus varikliam, greičių dėžėjam, purkštukam, DPF filtram, jie turi priemonės viskam, jie turi tepalus. Jeigu jūs konkrečiai nežinote, kokio produkto jums reikia jūsų automobiliai iš Hado, kreipkitės į hado.lt, jie jūs mielai pakonsultuos, o jeigu jūsų automobilio dalių parduotuvė pardavinėja Hado produkciją, jie taipogi jūs pakonsultuos. Naudokite Hado, važiuokite ilgai, važiuokite linksmai ir džiaukitės gyvenime. Hado. Pirmas įspūdis atsisėdus į BMW 60, čia yra mažai vietos, kaip gelikė, čia tikrai kaip dabartinės trojkės vietos. Bet yra gan jauku, man labai patinka, kad yra šviesi mediena, individual koža, visur lubos Alcantara, liukas yra. Ir pasakysiu, jausmas toks, kaip liktais Aston Martin'e sėdėčiau. Toks yra labai premium, malonus jausmas. Labai maloniai, įdomiai padarė sprendimus dizaine. Būtent šio modelio savininkas. Man patinka, kad čia tiesiog nėra nieko nereikalingo, yra tiesiog mechaninės prietaisų skydelės, mažas ekranas ir yra heads-up displejus. Kai įjungiam režimą, heads-up displejus pasikeičia ir aplamai. Yra du režimai, ramus, kaip gali važinėti su ją, kaip šis šeiminė mašina, yra M režimas. Pažiūrėsime, kokie yra skirtumai. Nu ir bandom praėjus šitą automobilį, oras realiai šūdas yra, blėt, spaust mes daug negalėsim nahui, nes, blėt, šita tačka čia nėra kaip šiuolaikinė BMW, blėt, kur 2 litrų pačiokas ir gali spausti kiek nori, blėt, kaip pohui. Čia yra kitokia tačka, jinai yra labai gyva, jinai turi tą SMG dėžę, tai čia yra kaip rankinė greičių dėžė, tik automatės jie perjunginėja, blėt, yra pakabos kietumo nustatymas, stabilumo kontrolė, galia, čia yra greičių dėžės perjungimo kietumas. Viską galima nustatyti M mygtuku ir dar yra didelis pliusas, kad yra čia paspaudus 3 režimai keleiviui ir vairuotojui sėdinių palaikymus. Jinai prisipučia važiuojant iš šonus. Labai įdomi funkcija, tikrai krūta. Tuočiau užvedam ir važiuojam, bandom žiūrėti, kas čia per blėt, kas čia. Su kuo valgoma šitas blėt BMW nahui. Nustatysiu dabar minkštą pakabą. Pažiūrėsiu, kaip jinai gyvena. Čia dabar yra tylus nustatymai, greičių dėžė persijungia, automobilis gan minkštas. Jeigu ne variklio garsas, tai nesuprastum, kad automobilis yra labai galingas. Blėt, bet ta greičių dėžė, tai kur prie šiuolaikinio DSG dėžių, kaip pripratė jau 2 sankabų automatų, keista, blėt. Jinai tokia pati savo. Bet jinai skirta kam? Jinai skirta kaip Lamborghini Aventador. Tu važiuoji, persijunginė šaiba ir taip daužimas yra per greičių dėžę. Greit viskas persijungia, blėt. Dabar, aišku, tiek metų jau praėjo, automobilis jau yra praeities reliktas, blėt, jau beveik kolekcinė tačkė. 10 štukų eurų, jeigu turite, galite bandyti rizikuoti, susirasti modelį, užsikonservuoti gerai, kartais išvažiuoti, kartais užvesti ir turėsite galbūt po 10 metų ikoninį BMW automobilį. Šiai dienai, vardant to, kad BMW E60 pačių yra labai daug, M5 E60 yra labai mažai. Tai žmonės dar taip nesupranta, kas čia yra per aparatas. O dabar pasakysiu, su minkšta pakaba, blėt, man nepatinka, kurva, blėt, eilinė tačkė, blėt, jau užpisa, blėt, visi automobiliai vienodi, bet dėl to mes galime reguliuoti. Vaiką nuvežiai, žmoną nuvežiai ir dabar gali, kaip sakant, crazin biškį. Padarom kitesnę pakabą. O dabar yra standartiniai nustatymai. Automobilis civilizuotas, bet biškį kitesnę pakabą. Ir iškart, blėt, maloniau. Iškart, blėt, maloniau, nahui. Maloni tačkė tiesiog, blėt, kaip karutės, su kieta pakaba. Bet man labai patinka, kad yra kieti pakabos nustatymai. Aš sakau, labai dar norėčiau BMW XM išbandyti, bet jau nebespėsim mes nufilmuoti, blėt. Su tokiais tempais, blėt, 10 metų neišlauksim. Jungiam M režimą. M režimai jungus, iškart įsijungia toks Formulės 1 stilius aktyvus gazo padavimas. Vos tik paduodi, iškart reaguoja. Ant heads-up displėjaus įsijungia toks apšvietimas kitoks, kad jau tikrai nesupainiotam, kad turėjomke. Kieta pakaba, stabilumo kontrolė jungta, greičių dėžės perjungimo ir agresyvumas maksimaliai. Jungiam antrą powerą, pirmą powerą. Iki 8300 suka apsuku ir bandom. O sėdynės prilaiko. Blėt, jinai nahui plaukia, blėt, eik tu nahui. Hebras, su šitą mašiną užsimušti turbūt yra paprasčiau negu su Mustangu, su Challengeriu, blėt. Čia yra 507 arklio galios, įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 per 4,7 sekundės, kas yra, blėt, dabar aš nežinau, Volkswagen Golf greičiai nahui.
Bet Volkswagen Golf neprovokuoja. Volkswagen Golf neturi tokio garso. Ir maksimalus greitis yra 245, be ribatuvo 304 km/h. Daug ar mažai, nežinau, ble. Aš su ją tikrai nenorėčiau 300 km/h važiuoti. Man neatrodo saugiai, ble, mašina. Ble, plus dar oras toks, nahui. Tikėkime, kad oras biškai pagerės, ble. Visą laiką V10 variklius testuojam, taip sueina žvaigždės, arba testuojam mašiną, arba nesigaus testuoti, nes kažkam nesigauna, gyvenimas toks. Bet visą laiką V10 per lietų, ble, testuojam. Automobilis su kietos pakabos nustatymu žoskai šokinėja, ble. O čia jau nėra malonu, ble. Bandom jungti minkštą pakabą. Ble, biškai geriau, bet vis tiek. Nustatom vidutiniškai kietą pakabą. Gerai, nustatom max kietą. Nahu, jinai kaip briedas šokinėja, ble. Jūs nepastebėjot, mes su bananu, ble, iškart CLS AMG išvažiavom, iškart užgazavom, V8 kompresorius. Tas jausmelis, iškart jaučias, kad vairuoja gerą taškį. Čia žinai, kad yra V10 variklis, bet mes dar iki šiol, ble, neužspjovėm jo, nahu. Tiesiog neturėt. Ble, Mercedesas labiau, ble, supranta iki šiol, gaminant AMG, kad žmonėm reikia garso. Žmonėm reikia garso, žmonėm reikia emocijos, ble. Čia dar tipo tas garsas yra, bet dar yra emocija, ble, aš nežinau, CLS-as geriau valdomas automobilis, bet man sunku tai, ble, pripažinti, bet CLS-as geriau valdomas automobilis, CLS AMG 5.5, kuri bandė kompresorinė. Šitas jis toks labai aštrų valdymą turi. Bet jis labai šokinėja, ble. Jis labai šokinėja ir jeigu su 300 važiuoti, aš neįsivaizduoju, kaip, ble, įmanoma 300 važiuoti, nahui. Variklis, nors priekė V10 yra labai sunkus, ble. Bet automobilis atrodo toks lengvutis, ble. Vairas sunkiai sukasi, kaip ir reikia. Sėdynės prisilaiko, bet mes nahui negalim paspausti. Ble, einam energetikų, išgersim, bandysim į kitą kelią važiuoti, nes čia pizda. Net fūros lenkės, fūros, ble. Iš gal agresyvai Mercedesas važiuoja, žoskai agresyvai, matomai šik pristvyrė senis AML. Gudu filmuoja, ble. Gudu filmuoja, na. Betson kazino, Betson lažybos, Betson kazino, Betson lažybos, Betson kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Man greitkeliai patinka, kad jos galios nėra tiek daug, blėt, kaip atrodo. 507 G atrodo daug, bet spaudi nėra to jausmo, blėt, kad jinai labai ten super galinga. Važiuojant tiesiai mūsų keliais jinai šokinėja, blėt. Tai, čia keista, blėt, bet labai sukūrimas jausmas, kad tai yra kaip Lamborghini, koks nors sportinis automobilis. Tai dabar bandysim užmiesčio keliai išbandyti, kaip jinai važiuoja. O, blėt, užsikačigarina, suka. Kročiai greičių dėžę daužo, blėt, specialiai. Antipraslydimo sistema padeda neužsimušt. Yra toks daužimas ir lengvumas, blėt, mašinos. Mašina jaučias lengva. Blėt, keistas jausmas, blėt. Labai keista mašina. Garsas V10 yra geras, bet čia yra savininkas biškai garsą prigesinės yra, kad jam būtų maloniau vairuoti. Jis daug labai važinėja su ją. Mašinos rida yra 393 381 km. Pizdada, ahui. Fenomenalu. Pagarba, kad žmonės išlaiko tai automobilius, kad žmonės investuoja pinigus, perinkinėja variklius, blėt, kad mašina kuo ilgiau džiugintų mūsų kelyje. Galbūt geltonas juostas yra šiek tiek kontroversiška, bet šitas automobilis jau pateks į istoriją. Jis nusifilmavo test drive, blėt. Jis dar ilgai važinės, aš manau. Manau, žmogus ir parodas važinėja. Jeigu norite darbą važinėti, geriau imkite CLS AMG. Bet jeigu norite labai keistų automobilių su Formulės 1 technologijų variklių, blėt, tokių keistų vokiškų, blėt, fetišų nahui, greičių dėžės daužimai, šitas automobilis yra skirtas tada jum. Bet žinokit vieną, reikia turėti daug pažinčių servise ir daug babkių. Ir jeigu servisas jums apsiimtų taisyti variklį, tai nereiškia, kad jis jums sutaisys jį gerai, nes yra tokių horror stories, kur žmogus įkišo 9000 eurų ir po remonto, po 7000 km visas variklis nahu išėjo. Nes tiesiog pas mus daugelis meistrų nemoka gerai gaminti. Ne maistą, o daryti variklius. Tai labai mažai motoristų gerų yra. Jeigu turite gerą motoristą, įsisaugoti jo numeriuką, blėt, galite prie lovos pasikabinti ir širdutį dar nusipiešti, kur skambint savaitgalis, kaip jam sekas gyvenimas, ar viskas gerai, blėt.
Keistas kompiuterinis garsas, jis kaip suprantu yra tikras, o dabartiniuose BMW modeliuose sintetinis garsas, bet žinau, kad mažai kom skiriasi tas sintetinis garsas nuo to tikro. Aš dar abejoju, ar čia tikras garsas, bet kaip ir tikras. Va iš galo važiuoja Simiora, bet numeris tik užblurink, jeigu filmuosi. Simiora ta nauja, blėt, kvazimodinė, baisi, čia yra pizdėts, nahui. Tiesiog pizdėts, Nežinau, žinai, kaip sakant, tėvas sūnų bet kokį priims, bet blėt, netokioj formai. BMW, blėt, jūs nusivažiavot, biškė su dizainu, nahui. Nežinau, net audio eksterjerus geresnius daro, blėt. Nors Audi salonai šūdas, blėt, apšė ta mašina šūdas yra, ten nėra ką lygint, blėt. Blėt, BMW su dizainu nusigrybavo. Ko čia rašykit, liekitės komentaruose, kad Šiškinas vairuot, blėt, nemoka, kad Šiškinas, blėt, dalbajovas, blėt, išsiliekit, žinau, jums sunku, kai kuriem, blėt, komentatoriam. Yra pozityvių daug žmonių, aš labai mėgstu pozityvius žmonės, bet negatyvus žmonės irgi, jie išsikrauna, taip. Bet patikėkit manim, su šitą mašiną, variantas A, arba važiuoja ramiai, variantas B, arba užsimuši, blėt. Jeigu ne iš karto 10 km ant šlapio asfaltą. Blet, čia formulė, aš atvečiajau, blet. Eik tu nahui. Hebra, blet, čia grinai trasai, blet, skirta tačkė, nahui. Kaip duodi jai prapizdano, greičių dėžė, viskas persijungia, grinai kaip formulė, blet. Tik jūs nepajausit to video, jūs pajautėt mano grūzą, man grūzna, kad šito tačkė sėdžiu. Biški grūzna, bet kaip duodi gazo, jinai tampa, nahui, ant ribos. Jauti, kad toj pizda bus. Ir nežinau, blet, tačkė, suprantat, vis tiek davė žmogus, patikėjo man ir aš nenoriu, blet, su ją varyt, nahui, dugnais, blet. Aš nejaučiu, kad jinai šlapiu asfaltu bus labai stabiliai ir jis pasakė, būk atsargus, neveltui pasakė. Gal atidarom langą, kad, blėt, tą garsą variklių išgirs geriau. Laikaisi storas, mano operatorius sveria 50 kg, 40, tai. Laikaisi storas, davai, važiuojam. Tai suka, jos galas, blėt, neša, jinai, blėt, ta greičių dėžė taip lagina, kad jos galas, blėt, užsineša ir atrodo, kad toj šikna greičiau judės už priekį, blėt, jūs su šitą mašiną, blėt, norit lakstyt greit, blėt, jinai jūs garantuotai užmuš, nahui. Čia kito varianto nėra, blėt. Blėt, geras garsas, nahui, simfonija. Ant 8000 apsukų šitas variklis atgyja, leidžia gražų garsą, blėt. Ir karočią taip, jeigu jūs norite maksimaliai pajusti gerą automobilio garsą, jūs turite viršyti greitį su juo, kas yra nerekomenduotina, įveikti greit posūkis, kas greičiausiai, gyvas neliksite. Šitas automobilis yra sukurtas nužudyti keleivius ir vairuotojų, blėt. O ką tik įsijungia šonkulių ta, blėt, apsauga, nahui. Blėt, kaip jinai dabar įsijungia. Ne, čia pizda yra, palauk, pabandom greičių dėžės aštrumą sumažinti iki minimumo. Gal jinai iš tikrųjų bus tada biškė krikščioniškesnė. Jungiam antrą šaibą, važiuojam. Blėt, kas man čia skambina, Šventas Petras. Aš dar nepasiruošęs į dangų. Persijungiam trečią pavarą, dabar antrą. Ir žiūrim taip, nustatėm minkščiausias pavarų perrinkimo nustatymus. O, daug geriau, daug civilizačiau, nėra to tokio, blėt, kratimo ar mėtimo, nes labai slidų yra, nahui. Bet žinokit, automatiškai automobilis tampa nuobodus. Va čia yra, blėt, paradoksas. Ar jinai yra labai subalansuota? Blėt, žinokit, jinai yra kurva pagal jausmą arčiau sportinio automobilio negu paprasto sedano. Dabartinės M-kės tikrai daug labiau užliuliuotas yra negu šis automobilis. Bet ar su juo galėsite patirti maksimaliai malonumą? Blėt, nebent lenktynių trasoje. Nes žinokit, čia pizda yra, blėt, kiek jūs 200 lėksit tais keliukais, jūs, blėt, galite sukelt pavojų kitų gyvybei. Dėl jūsų gyvybės aš net nekalbu ten, blėt. Jeigu esi durnas, tai pats kaltas, bet blogiausia, kad kiti kelyje pasitaiko ir gali kilti problemų. Tai va, neviršykit greičiau, blėt, o šitą mašiną tai yra, aš nežinau, kaip ją pavadinti, čia uždėlsto veikimo bomba, blėt, kamikadze, nahui, kelių kamikadze, čia ne Bergman, čia yra, blėt, Ibana kelių kamikadze. Gerą tačkę, blėt, bet neskirta tik tai greit važiuoti. Tai paradoksas, blėt, yra. Tiesiog mūsų keliai yra per daug lėti, blėt, šitą automobilį.
sukam iki 9, perink, blėt, ne, nu hebra, ją, blėt, neša nahui. Padangos dar yra sveikos, bet ją vis tiek neša, blėt. Čia nėra skirtuma, geriau aš pavojingiausią režimą nusistatysiu. Jeigu mirsiu, tai bent jau kaip vyras, nahui, kurva. Jeigu mirti kaip herojum, blėt. Čia mano pirmas ir paskutinis tas drivas turėtų būti pagal idėją, blėt. Tu, blėt. Žiūrėkite, tokių tačkų nebegamins. Ir, vat, nežinau, ta ryžas medis, blėt, ties raktas, nu labai viskas primena Aston Martiną. O kas, jeigu jūs paimtumėt V12 Aston Martin arba V8, blėt, ir tiesiog kaifuotumėt nahui. Keistai skamba, nesakytumėt, blėt, tu čia lygini mašiną, kuria kainuoja 200K. Nu, blėt, nauja kainuoja 200K, naudoti vėliau kainuoja, nu, kaip Toyota, nahui. Garsiai tik nesakysiu, kad panas neišgirstų jūsų. Nes Aston Martin, man atrodo, vis tiek prabangiau. Aš būsiu laimingas, jeigu gyvenimą turės Aston Martin, blėt. Vaikiškas kadutės pastatyti, tai man užtenka, nahui. Operatorių, eilinį kartą paklausiu. Tau bibi stojas nuo šitos mašinos, ar ne? Jo. Jam bibi stojas, reiškia, mašina nėra gera. Eik tu nahui, blėt. Pizda čia yra, blėt. Čia nerklio galios esmė, tiesiog tai greičio dėžėjai, blėt. Jinai paėmė tave sulaiko prieš 3000 apsukų ir staiga užstabdo, blėt, viską nahui ir išspjauna toliau arklio galios, blėt. Ir tuo metu mašina važiuoja priešais ir mašina jau krypsta į tą kitą mašiną, blėt. Sukat, blėt, aš nežinau, nahui, kaip paaiškint, blėt. Aš jo bijau, blėt. Aš jo bijau, nahui, atvirai pasakysiu. Aš jo bijau, blėt. Jeigu MG aš supratau, šito aš nesuprantu, nahui. Eik tu, nahui. Kaip, nu, blėt, šonkulius skauda jau. Galėčiau atjungti. Bet tai jau nebus M, blėt. Aš nežinau, ant kiek kieta pakaba BMW XM to džipo. Tai jeigu jinai tokia pat, nu tai, blėt, nu nevaldoma tada mašina turėtų būti. Iš kitos pusės 3 tonas sveria, nu tai kur tau 3 tonas nuskris? 3 tonas lengviau ant kelių išlaikyti. O tokia vat gaida, blėt. Tokia gaida, na. Prasivažiavau vieną su M5, galiu pasakyti. Jinai yra maksimaliai turbūt artimiausias dalykas Formulei 1, senai Formulei 1, sėdint paprastam šeiminiam automobilį. Automobilis net leidžia, automobilis labai brutalus, automobilis labai tikslus, automobilis labai tiksliai įveikia posūkius, automobilis puikiai prilaiko. V10 variklis veikia gerai tik tada, kada yra sukama virš 8000. Žodžiu, šitas automobilis turėtų būti uždraustas važinėti bendro naudojimo keliais. Andrei Dron. Aplenkėm Andrei Droną? Aplenkėm Andrei Droną? Čia Andrei Dronas, blėt? Padėkoju. Pro lipdukas Andrei Dron buvo. Gal ne jis, gal jis. Aš nelabai gyvai nematęs, tai nežinau. Automobilių kuriejų yra labai dabar daug ir man yra iš tikrųjų džiugu, kad jų yra daug. Automobilių kultūra Lietuvoje labai klesti, žmonės perka ne tik tai prabangius automobilius, ne tik tai naujus automobilius, bet perka ir senovinius klasikinius automobilius. Jos labai puikiai prižiūri. Šitas automobilis taip pat jį buvo sukišta daug pinigų. Čia buvo 10 tūkstančių eurų įkišta į variklio restauravimą, į greičių dėžės restauravimą. Automobilis yra prižiūrimas nežiūrint į jo keistą geltoną spalvą. Ne, interjeras man patinka, bet išorinės sprendimas jis keistas, bet žmogui tai patinka. Čia yra jo ekspresija. Ir jam yra pochui. Mes 10 metų darėm tas drivas, dabar daro kiti žmonės tas drivas. Man labai džiugu, kad automobilių kultūra pas mus tokia. Man džiugu, kad mes su Beamer Club Lietuvainė, klubu BMW kažkas darėm nuostabiausius mitus. Ten susirinkdo virš 500 automobilių. Visas Vilnius vakarinės aplinkelės būdavo tiesiog viena ilga didelė kolona. Aš nežinau, mum praeidavo, ačiū Dievui, viskas gerai, bet prasme, ten kilometrinės eilės būdavo sudaromos. Ir netyčia, tiesiog labai daug BMW-stų, BMW fanų žmonių, kurie mėgsta vairuoti automobilius. Va mato, senas BMW, krekždė, legenda, visiška legenda. Važiuoja ramiai, žmogus kaifuoja, susidėjęs kažką neaiškiai. Mašina vos važiuoja, bet jis kaifuoja, šaunuolis, labai gražu, šiaip viena tačka.
Reikia duoti jam biškį šito, parodyti, kad mes ne vieni. O, blėt. M5. Blėt, aš pripratau prie jos brutalumą. Gal tokiam brutaliem bičiukam kaip mes, mano žiūrovai, mes operatorium ir mano žiūrovai. Ir yra skirtas šitas automobilis nenormaliem, blėt, kurie nori nahui pasidraskyt, blėt, pas kurios testosterono daugiau negu proto, blėt. Bet jie juda, daro kažką, blėt. Marinuoja gyvenimą, blėt. Ir kaifuoja nahui. Galbūt reikėjo laiko priprast prie jos, blėt. Aš dabar pripratau prie jos, aš ją dabar suprantu. Bet suprantu ir vieną dalyką. Vieni mėgsta brutalų važiavimą, kiti kaip šitą pravažiuojantį toje S-klasę mėgsta komfortišką važiavimą. Visi mes skirtingi, visi mes vienodi ir mes mylim automobilius. Jie yra skirtingi, bet mūsų noras vairuoti yra vienodas, nahui. Dahuoja filosofijas, bet šitą tačkę tenkina. Stabdžiai tokie, blėt. Tas pats su AMG buvo, kad ne karboniniai stabdžiai trasom nelabai ir tinka. Jeigu mėgstat varinėti trasą, statykite anglies keramikos stabdžius, kiniškus. Kažkaip aš nežinau, pradžiai sėdus keista buvo. Dingo lietus, aš paėdu šitą tašką supras labiau. Turbūt viskas čia dėl lietaus. Kažkada tai svajau pravažiuosiu šitą mašiną. 2006, kai buvau dar paauglys, pravažiavau pagaliau. Ačiū tau labai. Tarnauk savo šeimininkui ir nepavėsk. Ir džiugink ateities kartas su savo variklio garsu. Dar į tuneliuką nuvažiuosim. Reikia į tuneliuką būtinai nuvažiuoti. Skamba gerai, AMG skamba gal brutaliau, bet skamba neblogai, blėt. Lenktynės technologijos, nahui. Lenktynės technologijos nebuvo dėl garso, o buvo dėl, blėt, performanso. BMW M5 yra legenda. Legenda siekti, stengtis kažko gyvenime, tik kartais būna klausimas, ar tie mūsų prioritetai yra teisingi. Kartais galbūt tai, ką mes turime po ranka, savo artimus, mylimus žmonės, yra didžiausias turtas. Ir galbūt mes to nevertinam. Nevertinam, kol prarandam. Vertinkit tai, ką turit. Džiaukitės gamta, džiaukitės gyvenimu. Darykit biznį, investuokit į biznį. Nemeskit 100 000 eurų ant naujų tačkių. Jos tapo nuobodžios, naujas tačkas. Jeigu kažko norit išskirtinesnio, pirkit senus AMG, važinėkit, kaifuokit, kartais aptarnaukit juos. Tiesiog kaifuokit nuo gyvenimo. Neapsikraukit. Kaip jūs atrodot, ką jūs galvojat, sakykite, galvokite, nesiparinkit ir neprašykite iš kitų pripažinimų. Niekada to nebus, tiesiog kaifuokit nuo gyvenimo. Ačiū jums, kad buvote, geros vasaros, namastekinti. Nėra vieningų modelių, kaip reikia gyventi. Vieni gyvena kaip AMG, kiti gyvena kaip M5. Svarbu negyventi kaip Audi R6, dahui. Все, давай, dahui.